kviečiu Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnaziją ir ruošiasi Biržų Atžalyno vidurinė mokykla. Aš jums duosiu mikrofoną. Jis yra įjungtas. Šakyje, ne? Iki garsinio signalo. Sutarkim šitą. Gerai? Šiandieną mes atstovaujam Vinco Kudirkos gimnaziją, Šakių rajonas, Kudirkos Naumiestis. Mes kūrybinė nedidelė komanda, bet mes tikimės, kad šiandieną mes gausim labai daug naujų žinių, patirties ir visą šitą, ką mes šiandieną sužinosim ir išgirsim, parvešim namo, įdiegsim ir su jūsų visų pagalba dirbsim toliau. O šiandieną mes su elektroniniu vadovėliu mokytojai, mūsų bendruomenės mokytojai tikisi, kad atsivers labai daug naujos galimybės modernizuoti ugdymo procesą, integruoti įvairių dalykų pamokas, aktyvinti mokinius. Mokytojas galės tobulinti savo žinias ir darbo įgūdžius, padės individualizuoti ir diferencijuoti darbą, ypač su specialių poreikių ir gabiais mokiniais. Žinoma, palengvins ir darbą pamokose. Mokytojas taps padėjėjų pagalbininku mokiniui. Gimnazijoje buvo atlikta apklausa tarp 6-8 klasių mokinių dėl elektroninių vadovėlių panaudojimo pamokose. Ir ką mūsų ta apklausa parodė? Parodė, kad mūsų vaikai tikrai neabejingi naujovėm. 78% mokiniai pasisakė už šitą naujovę ir mano, kad elektroninis vadovėlis padarys pamoką įdomesnį, šiuolaikišką ir naudingesnį. 14% mokiniai neturėjo savo nuomonę ir tik 8% pasakė, kad dirbti su šitais vadovėliais tikriausiai nesugebės ir kai kurie nurodė dar į socialinių priežasčių. Mokiniai mano, kad elektroninis vadovėlis padės sergančiam vaikui, tas, kuris mokinasi namuose, išvykus į užsienį, taipogi ruoštis egzaminam, kaip reikia naudotis labai daug informaciniais šaltiniais, labai daug reikia ir vadovėlių, ir kitų šaltinių. Taipogi mano, kad atsivers daugiau galimybių naudotis vaizdų medžiagomis, pateiks daugiau informacinės medžiagos, diagramų, kreivių, iliustracijos ir taip toliau. Elektroniniai skaitytuvai padės įsivertinti savo ir žinias, ir gebėjimus. Nu ir viena dar iš priežasčių, kurį vaikai nurodė, tai žinoma palengvins ir kuprinė palengvės. Kudirkos Naumiesčio bendruomenė turi viziją, kaip galima bus panaudoti skaitytuvų gimnazijos popamokinėje veikloje. Bibliotekininkė mano, kad skaitytuvų labai būtų pravartu naudoti ir bibliotekoje, ir skaitykloje, gimnazijos muziejuje, apdorojant tą medžiagą, kuria jau yra, archyvuojant medžiagą ir skaitytuvų irgi labai puikiai galima išnaudoti šitam dalykė. Turime labai stiprią kudirkaičių organizaciją, kurie turi be galo didelį kraštotyrinę medžiagą, leidžia savo knygos, leidžia laikraštį, gimnazijos laikraštį Laiptai. Ir būtų labai gerai, vaikai pasakė, būtų labai gerai atsisakyti tų popierinių variantų ir turėti va šitokią skaitytuvą, elektroninį skaitytuvą ir visiškai galima, kitaip reiškia, naudotis šitomis naujovėmis. Nu ir kadangi mes vis dėlto atstovaujam savo kraštą, mes esam suvalkiečiai, tai mes irgi manom,
kad šitas variantas padės taupyti mokinių krepšelių lėšas. Kudirkos Naumiesčių gimnazijos bendruomenė mano, kad elektroniniai skaitytuvai tai yra naujos galimybės, plačios galimybės, kurių tikrai reikia dėkti, išnaudoti. Tikrai jie yra mūsų ateitis ir jau jeigu žengiam vieną žingsnį, reikia žengti ir antrą. Dėkojame Kudirkos Naumiesčiui.